jis gali remtis genetinė informacija, kad jis turi ryškų genetinį polinkį ir net ir mažesnis simptomas gali būti pakankamas, kad diagnozuotų ligą. Ar verta jų bijoti? Taip pakeičia genų raišką, kad netgi numetus svorą, genų raiška neatsistato. Genetinis testas, jį galima atlikti vieną kartą gyvenime. O apskritai, kiek genetinis tyrimas kainuoja? Bet o galima be svorių iš vis? Vis tiek tu jau ten turi ir kažkokią tai savo poziciją ir viziją ten, žinai, ir iš mokslo pusės tokios, tarkim, tą patį ten triatloną ruošiantis. Ar vis dėlto reikia? Čia yra dvi pusės. Viena, kad sveikatai tai vienareikšmiškai raumenim reikia stimuluoti. Jėgos treniruotės, čia ilgamžiškumui ir apskritai sveikatai yra būtina. O kita pusė, kas yra smagu. Tai svarbiausia, kad žmogus rastų sporto šaką, kuri jam įdomi ir kuo ilgiau galėtų ją užsiimti. Tai čia dvi pusės, kad viena, ką reikėtų daryti, tai reikėtų tų jėgos pratimų, bet reikėtų rasti kažkokią sporto šaką, kur smagu ir galima ilgai to užsiimti. Tada tas tavo pirmas startas bus triatlono numatomas? Nežinau, čia labiau toksai smagumui, čia nėra mano kažkokia karjeros kryptis. Visą laiką tai prasideda viskas nuo smagumo, žinai, iš pradžių žingeidumas, paskui susiperki įrangą, žinai, visą, ten dviračius, aprangas, žinai, prieš veidrodį pasižiūri, kaip kietai atrodo ir tada jau kabliuot pradeda viskas. Man gal labiau iš tos profesinės pusės įdomu, kaip genetikai, bet kai pradėjau nuo sporto genetikos, tai labai svarbu žinoti iš sportininko pusės, ką jis ten kasdienybėj patiria, kaip jis planuoja treniruotes, kas ten vyksta, kaip vyksta atsistatymas, kokie būdai atsistatymo. Tai aš tokia ant savęs pamėginu visus sportininkų metodus, kad aš geriau tada pritaikyčiau tą genetinę informaciją, nes kas iš to, kad kaip genetikas aš kažkokią mokslinę informaciją pateiksiu, bet jinai praktikoje sunkiai bus suprantama, kurie panaudos. Tai čia labiau iš tos pusės, kad aš noriu atnešti naudingą informaciją. Jeigu aš esu sporto genetikė, pavyzdžiui, tai aš turiu suprasti ir genetiką, ir sportą, kad galėčiau apjungti. Geras, good point, labai. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Tai mes būtinai šiandien apie tai pakalbėsime. Šiandien Alano podcast'e svečiuojasi Austėja Lietukienė, jinai yra medicinos genetikė. Ir šios temos laukiau labai ilgai, nors joje esu tikriausiai labiausiai žalias, kiek įmanoma, nes, tai yra jau tokia tema, atrodo, kuri, nežinau kaip čia vardinti paprastai, kosmosas man yra. Nors galbūt taip ir nėra iš tiesų, bet kada tu pažiūri paprasčiausius vaizdelius, pažiūri video medžiagą, paskaitai, tu supranti, kad tai yra jau tikriausiai pati žmogaus ląstelių glūduma, ta visa informacija, kuri yra užkoduota ir visas tas procesas, procedūros, tyrimai ir laboratoriniai darbai, kurie yra daromi, kalbant apie genetikos kažkokius tai darbus, tyrimus, tai man atrodo ten jau yra tas mikroskopinis lygmuo, kur, nežinau, tai Austėja apie visą tai būtinai mums papasakos, mes būtinai pakalbėsime, apibendrinant tokį planelį greitą mūsų, pakalbėsime apie tai, kas yra apskritai ta genetika, mes pakalbėsime, kokį vaidmenį Lietuva vaidina genetikoje, ką Austėja veikia, kuo jinai užsiema, ir žinoma visiems rūpimi klausimai, kurie yra susijęs su ilgamžiškumu, sveikata, paveldimumu, lygomis, šeimos planavimu, galbūt ir taip toliau. Pažiūrėsim, kiek Austėja mus nušvies šiais klausimais. Primenu, kad mūsų tinklalaidė yra pristatoma FitMe platformos, kurią jūs galite visą laiką užsukti ir joje rasti motyvacijos, įkvėpimo, smagią bendruomenę, sporto, mitybos planų ir keisti savo gyvenimo būdą. Ir primenu dar kartelį, kad tikiuosi, kad ši tinklalaidė palies jūsų kūną, sielą arba protą. Tam jinai yra ir skirta. Tai Austėja dar kartą labas. Ačiū labai, kad atvykai ir pradėkime tuomet mūsų pokalbį. Labai įdomu. Manau, kad pradėti reikėtų apskritai nuo terminologijos kaip tokios, nes yra labai daug žodžių įvairiausių. Mes turim DNR, neseniai visai skambėjo per COVID laikus RNR.
tada mes turime genetiką, genomas, genofondas, dar kažkokių tai dalykų. Ką mes turime žinoti, kalbant apie genetiką apskritai? Vat kas yra genetika? Pradėkime nuo to apie terminus, o po to pakalbėsime, kur jinai randasi iš vis. Šiaip genetika, vat, kaip ir minėjai pačioj pradžioje, tai yra labai smulkus, detalus ir platus mokslas, bet galim pradėti nuo to, kad iš tikrųjų mes visi turim kažkokį platesnį ar siauresnį suvokimą, kas ta genetika. Tai visi turėjom tokį bent jau minimalų sąlytį mokykloje. Geriausiai gal visi žinom, kas yra ta DNR. Tai DNR... Spiralė tokia. Spiralė, kur mes... Bet tai jinai realiai yra spiralė. Jinai taip matosi per mikroskopą, ar kaip? Tai jinai visiškai yra spiralių struktūros, 2 grandinės, kur yra sujungimai, tai tie nukleotidai, tai studijų metu mokomės irgi, kokie ten kampai yra, kokios ten nukleotidų sandaros ir panašiai. Žmogui to nereikia detaliai taip žinoti. Bet apskritai pati DNR yra ta 2-grandė spiralė. Tai visi mes ją pažįstam. Taip. Matom gana dažnai. Bet kas tas DNR? Ką jisai daro? Tai DNR iš esmės yra grandinė raidžių, mes jas užkodavę raidėm, bet iš tikrųjų tai yra tam tikri cheminiai junginiai, kuriuose yra saugoma informacija. Tai galiausiai aš netgi labiau suvokiu genetiką ne kaip medicinos mokslo šaką, o duomenų mokslą. Nes kai mes kalbam, jeigu kiekviena raidė kažkokią reikšmę turi, tų raidžių yra milijardai, tai mes turim tiesiog duomenų mokslą, mes turim iškoduoti, kas ten yra ir ką tai reiškia. Taip. Tai pradedant nuo tos DNR, kas yra DNR, ir ta DNR grandinė yra, sako, išvyniojus būtų 2 metrų ilgio. Tai maždaug tiek turim informacijos. Jeigu žmogui įsivaizduot vizualiai, tai aplink save pasistatytumėm, tarkim, 3-4 lentynų aukščio knygų lentynas ir jos būtų pilnos knygų. Čia visur aplinkui būtų knygos. Taip. Apstatyti mes būtum lentynom ir čia būtų DNR informacija visa apie vieną žmogų. Gerai, tai DNR kaip susijęs su genais pačiais? Tai pačioj DNR, sakykime, pats genomas kas yra, tai taip. Visa ta koduojanti, nekoduojanti informacija, tai visa mūsų genetinė informacija, kurią mes perdodam iš kartos į kartą, turim šiek tiek savitų mutacijų, tai genomas yra, kur yra mūsų visi genai, kur koduoja skirtingus organus, funkciją, struktūrą, ir yra bendrai tokia informacinė informacija kitoms molekuliams, kaip čia sukonstruoti kokį organą ir kaip čia mums veikti taip, kaip turėtumėm veikti. Tai genomas yra tiesiog supakuota informacija, kaip turėtumėm funkcionuoti. Ir ta informacija turi būti perdodama iš kartos į kartą, tai kiekvienoj ląstelėj, kiekvienam branduoly mes tą informaciją ir nešiojamės. Ok. Tai dabar, jeigu mes kalbame apie konkrečius atskirus genus, tai čia yra to genomo viena dalis, teisingai? Kažkokie fragmentukai. Ar aš teisingai žinau, mano informacija, kad mes turime ląsteles kūne. Šitie žmonės jau visi žino. Čia aš dabar, kad būtų aiški ta bazė mūsų pagrindinė pokalbio. Vienoje ląstelėje yra arti 6 milijardų tų raidelių vadinamų, kurias tu paminėjai. Taip. Ir jeigu bent viena iš tų 6 milijardų raidelių yra kažkokia tai sugedusi, tai gali turėti tokią pasekmę, kad ten žmogus sėdės invalido vežimėlyje. Teisingai. Kai kurios mutacijos vadinamos, tie variantai turi labai didžiulį poveikį, užtenka vieno pakeitimo ir tai lemia, tarkim, kad žmogus susirgs raumenų distrofiją. Tai reiškia, kad negalės judėti, sėdės neįgaliojo vežimėlyje, kad susirgs kažkokiam kitom rimtom širdies ydom. Tai kartais to pakanka, tų mutacijų, nežinau, intarpų, iškritų, kad būtų labai rimta liga. Bet mes apie jas geriausiai žinom, nes nuo to genetika ir prasidėjo. Kad, atsiminkim, kad genetika prasidėjo, kai neturėjom nei kompiuterių, nei technologijų, tai ką mes galėjom rasti, tai pačius didžiausius pokyčius. Tai ten dažnai būna gana didelės mutacijos įvykusios, kurios lemia tokius kritiškus pokyčius. Bet nepamirškim, kad kiekviena raidė, jinai koduoja ir kitas funkcijas. Tai gali būti ne tik tokie drastiški pokyčiai, kurie, tarkim, netgi veda į mirtį arba į kažkokį visiškai blogą gyvenimo kokybę, bet yra tokių mutacijų, kurios lemia kitus tokius lengvesnius simptomus ir požymius, tarkim, laktozės netoleravimą.
imuninės sistemos pokyčius, anemiją. Tai jie yra kaip ir nėra kritiški gyvybei, bet jie žymiai ženkliai sumažina, paprastina gyvenimo kokybę. Tai kalbant toliau čia, jeigu genetika prasidėjo nuo tų tokių retų sindromų, nuo mirtinų ligų, kur anksti žmonės miršta, kūdikiai miršta. Dabar mes galim pereiti su naujom technologijom jau į žymiai detalesnį mokslą. Mes galim tyrinėti netgi nutukimą, mes galim tyrinėti ir kažkokių vitaminų trūkumą ir panašiai, kuris, kaip ir minėjau, nėra, kad jisai veda mus prie mirties, bet veda mus prie prastos kokybės gyvenimo. Bet man iškart dabar vizualiai taip dėlioju, kaip tu ten tyrinėjai, ten sėdi, ten žiūri. Ir jūs realiai pamatote, kaip atskiriat, ką jūs ten pamato tokio, kad ten kažkas, ar yra kažkokia tokia jau nustatyta, taip yra teisingai ir jeigu tik tai kažkur tai kažkas tai neteisingai, ten matosi, skiriasi, kaip atpažinti, atskirti, juk ten darosi kosmosas, ten tų bakterijų pas mus įvairiausių, ten gyvybės formų lakstančių, ten jau tikrai tiek viskas yra aišku visoje šitame moksle, kad jūs taip lengva akimi ten plika, ten žiūrėdami per mikroskopą ar per ką ten, aš nežinau. Čia iš tikrųjų yra labai komplikuota ir genetikas genetikui nelygų, kad visi yra pasiskirstę savo darbus. Vieni analizuoja, tarkim, genus, kiti analizuoja, su bakterijom dirba, treti su CRISPR-Cas sistemom. Kiekviena detalė reikalauja viso gyvenimo įdirbio. Aš apie save, jeigu kalbėčiau, tai mano sritis yra daugiau duomenų analizė. Aš dirbu su naujos kartos sekoskaita, tai kas čia yra. Tai kad mes analizuojam ne po vieną geną, kaip sakiau, kai kurie skiria savo gyvenimą kažkurio geno, kažkurios retos ligos analizai. Aš daugiau einu į tą viso genomo analizę. Ką tai reiškia? Tai čia yra jau bioinformatika, bioanalitika, kur yra reikalingi algoritmai. Mes kalbam apie tokias mutacijas, kurios dažnai kažkokiam rinkiniai, kelios mutacijos, kelios dešimtis mutacijų lemia tam tikras savybės. Tai čia jau nebe žmogaus akiai tą rasti, apriepti, čia jau reikalinga kompiuterio pagalba. Tai mašininis mokymasis kažkada buvo, tada dirbtinis intelektas ateina irgi pagalba, nes, kaip ir minėjai, 6 milijardai raidžių. Kaip atsekti, kas ką reiškia. Tai čia gal tas tikslas atsispindi mano, kad labiau ateinu ne kaip mokslininkas tyrinėtojas, o labiau ateinu norėdama padėti žmonėm, pritaikyti tai, kas jau yra atrasta. Kad tai, kas jau yra nustatyta, siejama su kažkokių ligų rizika, su kažkokių, kad ir trūkumų, tokių kaip vitaminų trūkumai arba netoleravimai, kad net ir tai turi didelės reikšmės gyvenimo kokybei. Tai mano tikslas yra labiau pritaikyti žinias ir atnešti praktiką, kad kiekvienas žmogus galėtų tą panaudoti, toks pagalba žmogui per tą informacijos atnešimą. Norite pokyčio? Prisijunkite prie FitMe bendruomenės, pasinaudokite nuolaidos kodu, spauskite čia ir gaukite mėnesio nemokamą prenumeratą kartu su mitybos planais, sporto programomis bei specialistų konsultacijomis ir dar daugiau. Bet tu paminėjai kompiuterius, algoritmus, tai kaip bebūtų vis tiek, tai reikėjo suprogramuoti. Taip. Ir tai buvo sukurta IT žmonių, kurie irgi prie genetikos kažkokiu tai turi, vis tiek kažkas šalia turėjo sėdėti ir aiškinti, kaip visą tai vyksta. Tai reiškia, kad mažiausiai viskas jau turėtų būti žinoma. Ar taip galima pasakyti apie genetikos mokslą, kad viskas šitame moksle jau dabar, apart to, kad yra daromi įvairūs tyrimai, kaip ir minėjai, su skirtingais genais, mutacijomis kažkokiamis ir panašiai, jau žinoma viskas, ar ten, nežinau, kaip tai vardinti, ar atvertas, ar išsiaiškintas, ar žinomas, kiek paskutinė raidelė ten išsiaiškinta ir panašiai. Nepamirškim, kad genetika apskritai, ir pati medicina nėra taip seniai išvystytas mokslas. Genetika iš vis jaunas. Labai jaunas mokslas, viena iš jauniausių medicinos mokslo šakų. Čia mažiau nei prieš 100 metų iš vis atrado kokia ta DNR struktūra. Tai natūralu, kad mes visko apie ją dar nesuprantam. Nepamirškim, kad viso žmogaus genomas pradėtas projektas sekvenuoti žmogaus genomą 2001 metais truko 10 metų. Tai mes turim kiek? Apie 14 metų iš vis pirmą genomą nusekvenuotą. Tai ką reiškia nusekvenuotas genomas? Perskaitytos visos raidės, kurios įeina į tą DNR spiralę ir natūralu, kad mes visi turim kažkokią bazę, Taip. Kur nuneša žmogaus gyvybę ir tada vyksta tyrimai, ką reiškia kiekvienas tas pokytis. Ar ten, nežinau, tautybei būdingas, ar, nes vis tiek pagal kilmę skiriame šiek tiek, ar su ligom, pokyčiai susiję ir panašiai.
Tai pati genetika yra labai jauna šaka, kryptis, bet nors ir jauna ta mokslo šaka, jinai gana greitai integravosi į mediciną, kad nepamirškim, kad jau dabar vyksta įvairios konsultacijos. Kiekvienas naujagimis, kuris gimsta, dalyvauja privalomai naujagimių visuotiniai patikroj. Kiekviena nėščioji, vyresnė negu 35 metų, irgi dalyvauja prenataliniai patikroj. Dabar onkogenetika irgi yra atėjusi jau į mūsų kasdienybę, bet viskas eina lygiai greičiai su technologijom, sakyčiau. Genetika labai labai priklauso nuo technologijų, nuo kompiuterio, nuo to pačio dirbtinio intelekto, nuo sekoskaitos galimybių. Tai viskas tas ateina, sakyčiau, su pandemija. Tai pandemijos metu įtin patobulėjo irgi sekoskaitos technologijos, irgi atpigo, tai iš vis turim tokią galimybę analizuoti savo genomą. Tai viskas taip koja kojom, analizuoti duomenis reikia tikrai daug galimybių. Ir aišku, kai tai yra tarpdisciplininė šaka, tai tikrai ne vien genetiko darbas yra analizuoti duomenis. Tai ne aš viena tos algoritmus statau, tam yra žmonės, kurie dešimtmečius šiaip dirbę programuotojais, bioanalitikais, bioinformatikais. Tai čia reikalinga jau jų pagalba, kai mes kalbam apie kažkokias konkrečias ligas, tai irgi ne genetikas aiškina, kaip širdies ligas reikia gydyti, o kartu su kardiologais dirbam. Jeigu tai neurologinė liga, tai su neurologais, tai čia yra visiškai toks kooperavimasis. Žinai, Austėja, aš galvoju apie genetikos mokslą apskritai, tai aš iš vis matau, kad čia yra, kaip tu ir sakai, kad bus vos ne vienas specialistas, tas kitas, tas kiekvienoje apskritai gyvenimo srityje, netolimoje ateityje, nežinau, patvirtink arba paneik mano žodžius, bet manau, kad tai yra iš vis ateitis, visiškai kalbant apie visas gyvenimo sritis apskritai, nes jeigu jau mes sugebame taip giliai nulysti, kur galime pamatyti klaidas, galima pamatyti kažkokias mutacijas, galima pamatyti, kas tinka, kas netinka, apskritai tai yra, neišvengiamas dalykas, jeigu jau dabar kalbame apie tai. Na taip, tai vis ateina į mūsų kasdienybę. Ir šiaip, manau, žmonės tikrai šiais laikais yra gana apsišvietę, gana daug žino ir šiaip ta visa aplinka, kad mes patys tikrai žymiai geriau rūpiname savo sveikatą, priemame sprendimus dėl savo sveikatos, kad apskritai su gydytoju tariamės, kaip čia elgtis, kokią mes gydymą norim, kokią nenorim, koks mums tinkamas, netinkamas. Tai visuomenė yra gana sveikatos atžvilgių raštinga jau. Bet žinai, aš galvoju, kad čia yra labai fainas dalykas, bet tuo pačiu ir kažkoks truputėlį toksai baimė keliantis. Ta genetika, genoinžinerija, kai dar išgirstam genetinius tyrimus, genetiškai modifikuotus kažkokius tai dalykus, mums tada iš karto tokia baimė truputėlį atsiranda. Mes galbūt apie tai irgi dar truputėlį pakalbėsim, kaip gali į kitą pusę tai nusisukti, bet gali dar truputėlį, kol nepamiršau, papasakoti apie Lietuvą genetikos mokslę. Kokią mes rolę vaidiname kaip lietuviai, Lietuvos mokslas, kokias mes programas vykdome, ką mes tyrėme kaip Lietuva, ne pavieniai asmenys, bet kaip, gal kažkom finansavimas yra skiriamas, arba mes, kažkom išsiskiriam ir kokį vaidmenį nešam į pasaulio genetikos tą visą mokslą. Na tai kaip ir minėjau, kad Lietuvoje irgi ta genetika vyksta, kad čia nėra kažkoks naujas ir nevykdomas šiuo metu reikalas medicinos šakoj. Gal tiesiog yra tokios specializacijos, kurinai taikoma, kad nėra dar kiekvienam žmogui taip aktualu ir pritaikoma. Tai genetika nebuvo Lietuvoje, kad labai vėliau negu visam pasaulyje atsirado, tiesiog, kad tie genetikos centrai daugiau dirbo su retom ligom, sindromais. Tai turiu galvoje, kad tarkim tokiam didesnėm genetiniam pakaitom, kur vadinkim tom jau chromosomų aneuploidijom, tai kas yra, kad trūksta vienos chromosomos. Tai čia toks gana didžiulis, reikšmingas pokytis, tai ir kiti metodai taikomi. Arba kažkokios vieno geno, 2 genų maksimum pakitimai. Tokie gana reti sindromai analizuojami. Kitos šakos, kur jau tokios modernesnės, kur tik tai kelis metus vyksta, tai kaip minėjau, visuotinė naujagimių patikra. Nuo keliasdešimt metabolinių, kiek žinau, ligų. Tai ten irgi yra atskira šaka. Kiekvienas naujagimis gimęs yra patikrinamas nuo jau pirmom gyvenimo dienom reikšmingų fermentų trūkumo arba kitų ligų, kuriam gydyti jau reikia kuo anksčiau imtis veiksmo. Ten dienom, valandom yra reikšmingi veiksmai.
Kita šaka irgi labai moderni, čia šiom dienom vykstančios naujovės, tai onkogenetika, kad irgi nuo šių metų jau kai kurios onkogenetikos paslaugos netgi finansuojamos yra. Tai ką tai reiškia, kad onkogenetikoje irgi priklausomai nuo žmogaus naviko genetinių pokyčių yra taikoma tam tikra terapija. Tai ką tai reiškia, kad mes galim imtis taikininės terapijos. Iki šiol onkologiniai susirgymai gydomi buvo labai taip drastiškai. Tiesiog naikinama imuninė sistema ir tikimasi, kad kažkaip susitvarkys. Tai čia yra labai drastiškas, toks pavojingas apskritai organizmui gydymo būdas. Radikalus toksai. Radikalus, jo, visiškai teisingai. O ką daro taikininė terapija? Tai mes išvengiam visų tų drastinių poveikių, ypač jeigu kai tai yra vaikas, paauglys, jaunystėje, dar lytiniai ar brandoje, ar nežinau, vaisingo amžiaus žmonės, tai tas imuninės sistemos naikinimas yra gana pavojingas ir turi, jau čia tik tiek, kad padeda išgydyti vėžį, bet turi daug šalutinių poveikių. Tai kai mes taikom genetiką, tai labai galim atrasti tas silpnasias vėžio vietas ir tik jas ir taikytis, išvengiant visų tų šalutinių poveikių. Tai viena, kad mes įveikiam ligą, antra, po ligos gydymo neišeinam kažkaip blogesnės būklės, negu atėjom. Tai, iš esmės tokios pagrindinės sritis. Moksliniai tyrimai tai vyksta irgi, bet moksliniai tyrimai tai nėra klinika. Čia ką aš pasakau, tai daugiau tokie klinikiniai tyrimai. Iš mokslinės pusės Lietuva irgi gana pažangi. Juk esam girdėję, kad ir CRISPR-Cas sistema irgi mūsų Vilniuje čia saulėtekį sukurta, atrasta irgi lygiagrečiai. Šita sistema atrasta čia pas mus Lietuvoje, saulėtekį? Taip gavosi, kad lygiagrečiai tyrinėjo ir atrado, bet žodžiu... Nes mano kitas klausimas buvo būtent apie tai ir tu dabar taip net nustebau, nes šiurpas nuėjo per kūną. Tai mes esam tikrai labai, labai priekyje. Oho. Tiek biotechnologijose, tiek tokiuose medicinos molekuliniuose tyrimuose. Tai lygiai taip pat ir genų inžinerijoje, ir su vakcinų kūrimu, tai mes tikrai esam pažangus. Tiesiog tai yra antiek detalu, antiek specifiška, kad kartais sunku suprasti, apie ką čia yra ir kokia to reikšmė. Tai... Žinai, saulėtekis iš vis kažkokia magiška vieta, ten lazerius gamina geriausias, ten pasaulį pradėjo gaminti, žinai, čia dabar CRISPR-Cas sistema irgi visa, tas, kaip čia metodas, tikriausiai pavadinti reikia. Tai apie jį tada gal truputėlį ir pakalbėkim, nes tu paminėjai apie tą, žinai, klinikinius tos būdus gydymo įvairiausius, sakykime, kur galima ten konkrečiai į vėžinį, ten kažkokį tai ten taikytis, ten konkrečiai į tą segmentą kažkur, tai būtent apie CRISPR tą sistemą, kaip jinai veikia, nes tai yra, mano paprasto žmogaus galva kalbant, tai yra toksai, kaip čia pasakyti, genetinis gydymo būdas, kur tu gali tiesiog kažkokiu tai genetinių ten žirklių dėka molekulinių nukirpti tam tikrą geną, arba kažkokią tą blogą raidelę pažeistą ir, kaip sakyti, ar sujungti, ar dar kažką tai padaryti ir, žodžiu, ir mes panaikiname tą blogį mūsų kūne ir žmogus gyvena tada be to. Čia taip aš kalbu labai... pasakyti, žodynų tuščių, bet papasakok, Austėja, tu kas tai yra per sistema įdomi tokia. Jinai vadinasi CRISPR, anksčiau buvo tik tai CRISPR. Taip ir rašėsi. O dabar dar ką? Gal žiniasklaidai taip ir vartoja, bet šiaip CRISPR-Cas9. Tai aš labai nesigilinsiu į tą technologiją, bet šiaip jinai yra gana daug žadanti. Tai labai paprastai vadinant, tai ką apibūdinai, tai tiesiog genomo žirklės dar vadina. Genomo žirklės. Tai žirklės, kurios ateitų į tą vietą, kur yra, sakykime, prasta genetinė informacija, nešant ligą, kažkokį sutrikimą. Taip. Ją galima būtų iškirpti ir pakeisti sveika, nesergančio žmogaus genetinė informacija. Tai kodėl sakau, kad daug žadanti, tai tokiu būdu netgi tas ligas, kurias mes jau dabar žinom, tai mes galėtumėm jų išvengti. Tiesiog nesirgtumėm. Vienintelis minusas tas, kad CRISPR-Cas sistema dar nėra baigusi visų klinikinių tyrimų, kad tie tyrimai apsiriboja kol kas tik tai gyvūnų modeliniais tyrimais. Tai dar neturim su žmonėm atliktų tų tyrimų. Tai reikia kantrybės, bet šiaip daug žadanti technologija.
O iš genetikos pusės, ką mes galim daryti, mes galim jau pradėti ruoštis tam momentui, kai jau veiks ta sistema, kai jau galės žmogus tą daryti, pritaikyti kasdienybei. Tai ką mes iš genetikos pusės galim padaryti, galim įprasti praktikoje naudoti, pavyzdžiui, genomo sekoskaitą, kad mes galėtumėm būti nusisekvenavę savo genomą ir mes jau žinotumėm, kurios genomo vietos yra pažeistos ir kur mes turim kokių ligų rizikų. Tai viena, mums reikia pažinoti, susipažinti su savo genetika, ką mes norim iškirpti, nes tada, kai jau bus tos žirklės, tai mes jau turim nugebėti šitą pirmą žingsnį atlikti. Dabar tos žirklės skamba baisiai. Atrodo, kad po odą kažkur suleidžiamos žirklės ir jos kažką tai nukirpa. Kaip veikia visą tai? Tai yra išvirkštų suleidžiama kažkas ir kažkur kažkas žino, kaip nukeliauti, moka, teisingai? Čia yra atskira šaka, aš irgi nesu labai specialistė, tai nežinau, kaip galiausiai veiks tai, bet kažkas panašaus, kaip pasakoju. Kad nebus čia kažkokia chirurginė operacija ir panašiai. Tai žmogus nejaus, matysim, kaip galiausiai tai atrodys praktikai. Tu papasakai, kad dar nėra baigti visi klinikiniai tyrimai, yra ten tam tikrose stadijose viskas, bet aš čia neseniai mačiau tokį filmuką, kuriame ten ėjo kalba jau, kad kiekvienas žmogus gali gauti vos ne asmeninį rinkinuką kaip vaistinėlę tokį, kur pats žmogus jau gali savo pasidaryti tuos dalykus. O kokiu būdu tai neįsivaizduoju, bet kad tu minėjai, kad dar vyksta procesas, o ten jau kažkas tai pasakė, kad tai viskas yra pateikiama žmonėms pakankamai komplikuotai, kad visa tai atrodytų pakankamai rimtai, kad reikia dar palaukti, o iš tikrųjų tai yra labai paprasta, kad čia jokių problemų nėra ir kad jau gali žmonės tai taikyti net ir namų sąlygomis visą tai. Čia reikėtų labai pasigilinti, kas čia ką siūlo. Jeigu sunkiai suprantam, tai irgi ženklas, jeigu skamba komplikuotai ir nepaaiškinama paprastesniais žodžiais. Reikia žiūrėti šaltinius, kas ką siūlo. Bet iš esmės praktikai dar nėra taip plačiai taikoma. Irgi ten yra problemų, kad įvairių yra kliučių kai kuriais atvejais, tai jos visos nėra išspręstos ir taip, kad kiekvienas namuose galėtų pasidaryti šitą procedūrą, tai ne, tikrai ne. Ok. Bent jau skamba tai tikrai daug žadančiai. Tai yra neįtikėtina kažkas. Bet tu paminėjai, kad jeigu ta sistema, sakykime, jau jinai bus įgali ir mes galėsime kažkaip pasitvarkyti jos pagalba, tai tu paminėjai, kad ten tada turėtų būti kažkaip kompensuojama ta iškirpta vieta. Kito sveiko žmogaus kažkokiu tai ten, sakykime, tuo... Turėtų būti kažkokia informacija. Ten nėra taip, kad kažkas yra pašalinama ir viskas. Ten turėtų būti kažkaip pakeičiama, integruojama, ne? Turėtų būti labiau pakeitimas į sveiką. Aha. Nes įsivaizduokim, kad jeigu yra kažkoks, nežinau, audinys, organas ar ten kažkokios veiklios molekulės pakitusios ir dėl to reiškiasi liga, tai negalim jų tiesiog pašalinti, nes jos atlieka savo funkciją kažkokią organizmą. Tai tiesiog reikia pakeisti į sveiką, normalią funkciją atliekančią. Tai to žirklės tik tai pirmas žingsnis iškirpti, antras žingsnis, kad vietoje to atsirastų normali genetinė informacija. Wow, labai įdomu. Čia jau būtų tikrai, aš pasidarau tyrimą, aš matau, kad, tarkime, turiu kažkokį tai ar paveldėtą dalyką, ar riziką didesnę susirgti kažkokią ligą teisingai. Ir kaip ir, logiškai mąstant, tai galima būtų tokios technologijos CRISPR-K dėka, aš galėčiau tą tikimybę, arba visiškai minimalizuoti iki nulio, arba minimalizuoti. Teisingai, tikriausiai, kad visiškai panaikinti. Teisingai. Tai čia su tokiam lygom, kurios neturi kažkokio gydymo, arba negalim nieko padaryti. Bet kiek yra lygų, kuriam yra profilaktinės priemonės, prevencinės priemonės, kurių mes galim išvengti, vien tik turėdami bent jau tą informaciją. Tai CRISPR-K jau toksai įrankis lygom, kurios neišvengiamai gali ateiti. Supratau. Bet yra rinkinys lygų ir simptomų, kurie gali atsirasti valdant gyvenimo būdą. Kad ir, tarkim, tokie paprasti dalykai kaip vitaminų nepakankamumas, kad nepasisavinant kažkokios formos vitaminų. Tai mes galim pakeisti kitą formą vitaminų ir tiesiog užkirsti kelią kitom lygom. Kad mes galim pasirinkti kažkokią sporto šaką. Tarkim, jeigu turim polinkį į nutukimą, ir tai yra, pavyzdžiui, dėl mūsų pasyvumo, tai mes galime užsiimti kažkokią sporto šaką. Bet kai kuriais atvejais nutukimas yra tokio tipo, kad jis yra toksai
klinikinis, kad nepakanka keisti gyvenimo būdą, nepakanka užsimti tam tikrą sporto šaką, nepakanka mitybos irgi, vadinkim, sveikos, kad kartais reikėtų jau anksčiau imtis kitokių priemonių. Bet čia tokie 1%, sakyčiau, kad dauguma atvejų, kad vis tiek, kad ir turi kažkokią specifiką, tarkim, tiesiog į didesnį kūno masės indeksą, į didesnį riebalų masę, tai tiesiog žinant tokią informaciją, galima nusiraminti ir tiesiog gyventi įprastai ir užsiimti, nežinau, aktyvių gyvenimo būdų ir ta mityba normalia, be jokių dietų ir kažkokių kritinių ten veiksmų. Austėja, toksai lyrinis nuokrypis, vat, tau pačiai, kas buvo žavu, arba kas yra žavu, ten tarkime, besidominant genais, stebint, analizuojant, renkant informaciją, kas va tau labiausiai patinka, kas yra ten tas tavo variklis, kuris tave, galbūt tu, pavyzdžiui, iš kažką iš savo asmeninės patirties, gal kažką iš savyje pamatėjai ir tai tave užmotivavo ir tai tau atveria visai kitaip požiūrį į pasaulį. Kaip į tavo gyvenimą įėjo visas šitas dalykas, ar jisai pakeitė galbūt tavo dienotvarkę, tavo rutiną, kad įdomu labai sužinoti, juk tu tai, kaip sakyti, jau gali matyti truputį kitom akim pasaulį iš tikrųjų, tokią informaciją valdydama. Iš tikrųjų, kad galima žiūrėti jau truputį kitų kampų, kad leidžia susifokusuoti, kur reikia susifokusuoti ir atsipalaiduoti, kur, žinau, kad nėra kažkokių rizikų ir neturimtis kažkokių veiksmų. Tai šiaip pradedant, tai gal ta genetika atsirado mano gyvenime labiau iš tokio maksimalizmo ir tokio žingeidumo, kad iš vis, nežinau, po toks periodas, kad aš žavėjausi tiesiog Edisonu ir iš vis kaip jisai atnešė visus savo išradimus pasauliui, kad ten jis nugitarinėjo tiesiog su elektros lempučių medžiagom, ten vieną, kitą, čia grinai mokslinis darbas. Ir tada jis sukūrė visą infrastruktūrą, jis atnešė į komerciją visą tą, jis atnešė į kiekvieną mūsų namus ir negaliu paaiškinti, tiesiog mane žavėjo, kaip jis iš kažkokios laboratorijos atnešė mums kasdienį daiktą į namus, be kurio mes neįsivaizduojam. Tai aš jaučiau tokį potraukį medicinai, tai labai ilgai klajojau gal toj medicinai, kur čia molekuliniai toj šakoje aš galėčiau panaudoti kažką praktiško, nes labai lengva tiesiog paskesti ir likti ten, analizuoti tas detalės. Bet kaip ir sakiau, mano tikslas, kad aš kažką sukurčiau, raščiau, kas padėtų žmogui, kiekvienam žmogui. Tai aš galiu sakyti, kad genetika yra ta šaka, dėl ko. Tai aš pati gana profesionaliai sportavau studijų metais, tuo metu, kai jau studijavau genetiką. Ir man gana gerai sekėsi. Gausi, kad per 6 mėnesius mano treneris pastebėjo, kad man viskas puikiai sekėsi. Tai buvo jogos sportas. Tai turėkim galvoje, kad aš atėjau 23 kokių metų, pirmą kartą į tą salę su štangom, pirmą kartą pritupimas, pirmą kartą deadliftas, mirties trauka. Ir po 6 mėnesių sako, važiuojam į čempionatą. Tai kai mes kalbam apie jogos sportą, kai svoriai kyla tiesiog nepaaiškinamai greitai, kai aš matau greta kitas merginas, koks jų atsistatymas, kaip skauda, kaip nesinori, kaip sunku ir panašiai, ir kai man viskas vyksta kaip per sviestą, nieko sudėtingo, tai aš nebūčiau genetikė, jeigu nepradėčiau lygintis. Tai iš tikrųjų, viskas prasidėjo nuo sporto, tai man čempionatai gana gerai sekėsi, bet tą pirmą kartą aš 3 vietą laimėjau. Čia po to pusmečio? Jo, po pusmečio Lietuvos čempionate, kai man pasakojo, kur ką turiu daryti, kada ten tupt, kada atsistot, ką padėti, toks visiškai nieko neįsivaizduoju, kas vyksta. Bet klausyk, gal tai buvo tiesiog sutapimas, yra tokių tikrai gamtos apdovanotų žmonių stiprių, kurie, ateina ir konkuruoja visus. Tai aš ir norėjau pasitikrinti, ar čia tas atvejis. Tai man taip buvo smalsu, norėjau taip greitai, kad aš tiesiog iš savo lėšų, savo laisvose patalpos įsikūriau laboratoriją ir tam pradėjau užsiimti sekoskaitą. Tiesiog įsigijau sekvenatorių, išsigryninau su DNR ir pradėjau sekvenuoti. Tai čia dar buvo 20 metais. Čia prieš karantiną. Tai sekvenuoti dar kartą primenam žiūrovam, kas tai yra, nes jau ne vieną kartą skambės, gal dar nuskambės.
Sekvenuotai tiesiog perskaityti visą genomo informaciją. Okay. Nuo pradžios iki galo. Tai įsirengiai, ten jo pradėjai domėtis. Jo, tai įsirengiau laboratoriją, tai reiškia, man reikia išmokti viską ten nuo A iki Z, švariai dirbti, švariai išanalizuoti, pradėti kurti pirmus algoritmus, kad galėčiau tikrai išanalizuoti visą genomą, nes man netiko tik tai vienas genas ar keli genai. Tai čia jau susiradau bioinformatiką, kad man padėtų. Tai žodžiu, viskas gana rimtai pakrypo. Ir rezultate to gavosi, kad radau ne vieną mutaciją susijusią visiškai grinai su jėga. Tai viena iš jų, beje, mes visi lietuviai turim, ne visi dauguma, kad lietuvių tautybė turi vieną jėgos mutaciją. Kad mes tiesiog... Kokią? AGT geną. AGT genas, atsiminkit, visi mes lietuviai turim. Kas tai per genas? Tai mes visi turim tokį polinkį tiesiog turėti didesnę raumeninę masę ir didesnę jėgą. Wow. Bet yra ne viena ir kita mutacija, kuri siejama su jėgos trikove, sunkia atletika ir panašiai, kad geresnis raumenų atsakas į treniruotės. Kad mes treniruojamės, greit atsistatom, sustiprėjom, vėl galime į treniruotės. Tai radau ir kelias tokias mutacijas, kurios yra tikrai reikšmingai su elitiniais sportininkais siejamos. Tai man visą tai paaiškino. Bet, iš esmės, aš tą procesą tiek turėjau atidirbti, kad jis gavosi naudojamas bet kuriam kitam žmogui. Tai iš pradžių gavosi, kad man buvo įdomu, kaip mano kiti kolegos sporto salėje, kokius genomus turi, tada man pradėjo darytis įdomu, o tai tu jas tyrei? Kas darosi tolimesniam rate, kas vyksta nesportuojančių genome, ar iš tikrųjų čia tikrai informacija, ar gali tai būti. Ir pradėjau pastebėti tos skirtumus ir aišku, viskas perėjo į tai, kad atletas nėra tik tai sporto salėje kažkokių specifinių savybių turintis. Atleto karjerai juk yra svarbu ir daug kitų savybių. Taip. Tai kad jisai, jo rezultatams svarbu ir atsistatymas, svarbu ir mityba, vitaminų trūkumai, pavyzdžiui. Apie atsistatymą galima paminėti ir traumų rizikas, kad irgi traumas dažnai užbaigia atletų karjeras. Tai žodžiu, tas profilis vis plėtėsi. Tai ką mes dabar turim labai specifiškai netgi pritaikytas tam tikrom sporto šakom irgi kaip ir raportus, kas yra svarbu kiekvienoje sporto šakoje. Bet kalbant apie paprastą žmogų, vėl grįžtant, kad aš vis grįžtu, kad nenoriu nueiti tą per daug specializaciją, kad nėra svarbu tik tai tie olimpiniai čempionai, pasaulio čempionai, kad yra svarbu, kad žmogus ir paprastas rastų, kas palaikytų gerą savijautą, kad irgi dabar populiari tema yra ilgamžiškumas. Tai didelė dalis priklauso ir nuo mūsų judėjimo, mitybos, miego, streso, tai visa tai įeina į tą patį, kur aš minėjau atleto profilį. Tai žmogui yra svarbu irgi rasti, kas jam sektųsi, kur pasiektų rezultatų, tai savaime natūraliai labiau norisi to užsiimti. Tai aš manau, kad mano tyrimai kol kas tokie, iš pradžių vyko mokomieji, tada patikrinamieji, nors ta visa literatūra, kurią mes naudojam, tai jinai patikima, kiek mokslininkų, tūkstančiai žmonių yra tirti, bet kai pats ant savęs tikrini, kai ant savo pažįstamų draugų, kolegų ir randi tas mutacijas ir matai, kad jos susiję iš tikrųjų su tuo, ką rašo, tai tiesiog norisi, turint tokį įrankį, imti ir naudoti čia ir dabar. Kad jeigu jau galim dabar rasti tokias ar prevencijai, ar tiesiog kažkokiem polinkiam nustatyti, kad mes galim jau dabar imti ir naudoti tą informaciją. Įdomu, labai klausyk, Austėja, o tu man iš karto toks klausimas organiškas kyla, o sportuojantis žmogus, tu dabar einam į detalės tokias, sportuojantis žmogus, sakykime, jisai sportuoja visą gyvenimą. Ir ten ateityse kažkas susilaukia palikonių, vaikų ir taip toliau, ir ten tie vaikai galbūt irgi ten sportuojantis ir kaip mes mėgstame sakyti, tai čia iš tėčio arba iš mamos paveldėjo, arba tėveliai tokie buvo. Ar turi įtakos tas, ką mes matome, kad tai yra paveldimumas? Ar apskritai, sakykime, sportavimas gali pakeisti genetiką kažkaip, tai kažkokius genus, kurie po to turės įtakos ir, kaip mes sakome, gali persiduoti ir panašiai. Nes,
iš tiesų kartais, kaip aš tokį dabar iš karto susidarau įspūdį vizualą, sakykime, imkim boksininkus, ne? Boksininkai turi tokią laikyseną, kur truputėlį yra susikūprinę. Ir realiai pas juos šitas dalykas atsiranda iš profesinės disciplinos, yra iš bokso. Būtent nes jų tokia yra kova, jie turi save saugotis, užsidarę truputėlį būti. Tu pažiūri jų ten vaikus, tu matai, kad jie irgi gali turėti tokią lengvą kuprelę, nes su boksu nieko nesusiję. Tarytum persiduoda, bet jam tai iš specifikos kažkaip atsiranda. Ar tokios sąsajos yra įmanomos, ar čia yra mitas? Ar ten, kas yra gene užkoduota, tai yra viena ir tai yra niekom nesusiję, ką tu darai šiandien gyvenime ir ką ateityje gali daryti tavo vaikai, arba ten iš vis, kaip jie atrodyti. Labai persipinę viskas yra, kad yra dalis paveldama informacijos iš tėvų vaikams, tai taip, teisingai. Nepamirškim, kad dalis informacijos, genetinių tų pakitimų gali būti įgyta. Tarkim, tiesiog vaikas maišantis tėvų genetiniai informacijai, tai susimaišė tėvų informaciją, bet tuo pačiu pirmom ląstelėm ten besidalijant gali įvykti ir savitos mutacijos. Tai vaikas gali turėti ir savų mutacijų, net tų, kurių tėvai neturi. Tai su laikysena yra truputį kitaip. Gal sakyčiau, yra dalykų, kuriuos mes išmokstam, kad dažnai vaikai atkartoja, ką daro tėvai, kaip elgiasi tėvai. Bet kad geriau suprastumėm, ką mes čia galim paveldėti, nes dažnai klausia žmonės, ar tarkim, ar mano charakteris gali būti paveldimas, ar mano laikysena gali būti paveldima. Tai sakyčiau, kad genetika yra kaip užtaisytas ginklas. Kad mes turim genetiką tokią, kokią turim, bet ar ta genetika pasireikš, tai mes patys sprendžiam, ar paleisim tą kulką, ar nepaleisim. Tai kai kuriais atvejais mes savo gyvenimo būdu apsprendžiam, ar tie genai pasireikš ar ne. Ir pati genetika koduoja, gal labiau, reikia suprasti, ką jinai koduoja, kad jinai koduoja kažkokius audinius, ląsteles, jų struktūrą, funkciją, tai gali koduoti sporte. Ką tai reiškia? Tai, pavyzdžiui, ištvermės sportininkam labai svarbu yra vandens saugojimas, kaupimas. Tai irgi tą atlieka tam tikri receptoriai. Ištvermės sportininkam labai svarbu, kaip jie gliukozę pasisavina. Tai irgi, tai yra tam tikrų fermentų ir ląstelių darbas. Labai svarbu, kaip mes, pavyzdžiui, lipidus naudojam, riebalus, ilgo krūvio metu. Tai visą tai gali genetinė informacija lemti. Bet reikia to užsiimti, kad tai pasireikštų. Reikia treniruotis. Matau, jau triatlonininkė kalba, jau save tyrinėja, kaip ten kas vanduo, kaip kaupimas, ne, jau šitie visi dalykai jau yra. Tai yra tokia informacija, kurią mes galim paveldėti. Laikysena tai toks yra, sakyčiau, labiau išmokstamas dalykas, bet tarkim, nežinau, kaulų tankis, kaulų trapumas, kaulų ligos. Tai jos irgi gali būti paveldimas. Kaulai irgi yra ląstelės ir juos įvykę pokyčiai gali lemti tam tikras ligas. Lankstumas irgi kai kuriais atvejais gali būti paveldimas, nes lankstumas iš ko? Iš raiščių, sausgyslių. Sausgyslės raiščiai irgi, tarkim, kolageno genai. Ne vienas yra kolageno genas, tai irgi turi įtakos, kiek būsim lankstus. Tai labai daug tokių detalių, kurios susideda į visumą ir apsprendžia iš tos visumos, kokia ta šaka mums tiktų ir kur mes čia linkę. Geras. Okay. Čia kaip ir dar buvo toksai klausimas konkrečiai su tuo susijęs. Aš dar noriu truputėlį grįžti į tą tokį bendrą vaizdą ir tada pereisim prie tokių jau konkrečių temų, kurios domina tikriausiai visus. Kaip daromas genetinis testavimas? Kaip jis yra atliekamas? Tau kraują priduodi, tau ten nuima gabalėlį tavęs nuo kažkur, tai ar pakrapšto nosyje ten su vatele. Kaip daromas genetinis tyrimas ir tada galbūt papasakok, tu jau kaip ir minėjai, kad reiškia, kaip tas tyrimas pats padaromas, kad iššifruotų tą visą tavo genomą iš pradžių. Tai jeigu mes kalbam apie genomo tyrimus, ar ne, jeigu čia kalbam apie jau naujos kartos sekoskaitą, nes yra ir kitų būdų, galime patikrinti, kiek ten chromosomų turim. Abeje, chromosomų nuo geno, kom skiriasi? Čia yra, Y-X nuo geno. Ar tai yra tas? Chromosomas yra tokie dideli fragmentai genomo. Genomo dideli fragmentai. Toj chromosomai gali būti keliasdešimt, šimtai genų, tai mes kalbam apie labai didelį fragmentą. O genomas tai yra visa, sakykime, visa išklotinė. Išklotinė, gerai, supratom. Tai jeigu mes kalbam apie naujos kartos sekoskaitą, tai jau čia ne vieno geno, ne dviejų genų, tai
Pats procesas iš besitiriančio pusės yra labai paprastas. Anksčiau gal nebūdavo toks paprastas, reikėdavo kraujo mėginio, tai tiesiog veninis kraujas kaip įprastai kraujo tyrimuose. Šiais laikais ir aš betestuodama irgi atidirbau tokias metodus, kad galima daryti mėginį net ne iš seilių, jau kaip anksčiau kai kurie buvo perėję, kad reikia šiek tiek paspjaudyti į tą mėgintuvėlį, kas yra blogai, ten daug visokių priemaišų. Galima daryti iš burnos epitelio ląstelių. Ką reiškia, tai tiesiog su pagaliuku iš vidinės žando dalies nugramdoma šiek tiek ląstelių. Ir tų ląstelių pakanka, kad iš jų branduolio būtų galima perskaityti DNR. Tai pats tiriamasis gali tik tiek ir patirti. Gali ateiti tą mėginio paėmimo procedūrą ir laukti gydytojo ar konsultacijos ar raporto. O ten tarpe aš dažnai net nekalbu, kas vyksta, nes šiaip vyksta laboratoriniai darbai, genetikai, tikslumas turi būti virš 99%. Tai reiškia švarus labai darbas, ta DNR turi būti nefragmentuota, labai kokybiška, tai žodžiu, čia jau techninės detalės. Bet bent jau ta seka, gerai, ta seilė arba ta ląstelė iš burnos, jinai nukeliauja kur? Jinai tada centrifuguojama, jinai kišama po mikroskopu, jinai ten daug ten tų etapų praeina. Etapų yra labai daug. Vien išgryninta DNR kelios valandos, sekoskaita yra kelios dienos ir tada analizė priklauso kaip kas. Iki šiol gana ilgai praktikoje užtrunka tą analizę, ką mūsų algoritmas moka, tai mes per minutę galim 100 žmonių išanalizuoti. Tai tas algoritmas jau yra tiesiog apmokytas, tai čia mes sutaupam bent jau šitoje vietoje, kad nors tas rankų darbas ilgai užima laboratorijoje, gryninimas ir pati sekoskaita, paruošimas sekoskaitai. Tai ta analizė yra labai greita. Ir paskui priklauso, kaip jau ten kas komentuoja, kokius tos rezultatus pateikia. Priklausomai nuo to, koks yra tikslas. Labai gerai. Fainai. Ir tada šitas atvertas genomas visas, ta informacija, jinai atkeliauja jau, sakykime, pas austėją. Tai dabar tu gali truputėlį papasakoti, kuo užsiema InGenes kompanija, ne? Tai yra ta kompanija, kurią tu atstovauji, kurioje tu pati savo veiklą kuri ir ten yra jau kas. Ten yra jau tas būtent, kaip tu ir sakai, kur per minutę galite ten padaryti, jau pamatyti labai daug. Ten jau yra konkrečiai skaitimas ir matymas visko pagal algoritmus, taip? Teisingai. Tai šiaip InGenes tai užsiema ir nuo pirmo iki paskutinio žingsnio, kur sakyčiau ypatybė, tai ta duomenų analizė, kad kaip ir pats sekoskaitos jau procesas yra gana toks standartinis, kad visi panašiai jau užsiema. Tai kuo mes gal galim pasidžiaugti, per tuos metus, kiek čia, sakiau, 20 metais jau pradėjau tirti, tai tada pradėjome algoritmą kurti. Tai jis dabar tiek ištobulintas, kad jis yra labai greitas, geba analizuoti visą genomą. Tai yra, kad mes per tą minutę 100 žmonių išanalizuojam visą genomą. Ir kiekvienam individualiai galim pateikti ne tik skaičiukais raidytam, kur ten kokia yra pakaita, nes tai turbūt neneštų jokios informacijos šiaip naudotojai. Tikslas yra pateikti bendrai profilį, kokios yra jo rizikos ir ką su tuo daryti. Tai jeigu labai paprastai, tai tikslas, jeigu aš noriu padėti žmonėm, tai kas gali padėti žmogui, tai sufokusavimas. Kad iš esmės mes visi esame atsakingi už savo sveikatą visom prasmėm. Kad realiai jeigu mes darytumėm tyrimus dėl kiekvienos ligos ir kiekvienam organui ir audiniui, tai turbūt čia pilno etato darbas būtų. Neįmanoma viską sužiūrėti, ypač kai mes turim tą padaryti laiku. Tai ką gali duoti genetinis tyrimas, kad jis leidžia susifokusuoti į savo silpnas vietas. Kad kur yra kažkokios rizikos, mes galime imtis prevencijos arba galime imtis profilaktinių dažnesnių tyrimų. Dabar dar vystom tą šaką, kad su specialistais, kai mes gydom, tai mes jiems galim duoti specifinę informaciją, pagal kurią jie gali netgi žinoti, ko tikėti specifiškai, kokios konkrečiai ligos ir kokios eigos, progreso ir koks bus tinkamas gydymo metodas, kad mes esam pasiruošę tiesiog jau į priekį ir mums nereikia kažkaip atsikelti ryte ir galvoti, ką aš turėčiau pasitikrinti, kur čia, ar čia man neskauda nieko, ar niekas nepasikeitė, o tas genetinis testas duoda fokusą, kad tarkim čia ir čia ir čia, tiesiog reguliariai tikrinkitės. Bet gerai, Austėja, tai tengi velniškai daug yra informacijos. Tai ar jūs taip iš karto
išsiaiškino ten, kur yra tos blogosios, ten juodosios dėmės ir jas pasakot, ar žmogus turi pasakyti, papasakokit man apie mano ten inkstus, papasakokit man apie mano ten vitaminų įsisavinimą arba kažkokias liaukas ten veikiančias. Ar tai turi būti konkretus klausimas jums atkeliavęs, ar jūs tiesiog, nežinau, kaip jūs susistemina tą informaciją visą, nes ten yra baisiai daug visko. Labai geras klausimas, bet pati genetika toks fundamentalus tam pamokslas, iš tos pusės, kad čia teoremos ir kažkokios nepajudamos aksiomas, bet iš tos pusės, kad genetika realiai galėtų padengti visą ligoninę, visus ligoninės skyrius. Tai žmogui gauti visą informaciją apie iš kiekvieno skyriaus gydytoją, tai būtų per daug, turbūt neįmanoma. Taip. Tai ką mes darom, tai darom, sakykime taip, gabaliukais, paketais analizuojam. Tai viena yra tiesiog galima išanalizuoti ar kažkokią sritį, ar kažkokią pasirinktą, dominančią sritį. Tai ir po šio tyrimo gauti konsultaciją. Tai žmogui nereikia ten googlintis apie kiekvieną rastą mutaciją, ką čia reiškia šitą raidytą skaičiukas ir panašiai, kad žmogus pasirinko, tarkim, paketą kardiologinės ligos, ydos ir panašiai. Tai viską, kas susijęs su širdies ir kraujagyslių sistema, jis atėjęs į konsultaciją, gauna visą paaiškinimą, kas buvo rasta, kas buvo tikrinta, ko nerasta ir kokios rekomendacijos, jeigu reikia kažkokie nukreipimai. Tai lengviausia yra taip gabaliukais ir aš visiškai esu įsitikinus, kad genetika čia nėra, kaip ir ne vienu ypu reikėtų viską analizuoti, o kažkokiais gabalais. Ir antra, kad visą laiką greta turi konsultuoti genetikas ir paaiškinti, ko čia laukti, ką daryti, ko tikėtis, kur eiti ir kur kreiptis pagalbos, jeigu kažkas yra. Tai ne vienas žmogus turėtų užsiimti savo sveikata, bet tokia labai tiesioginė pagalba. Kad ne apie viską googlintis ir visko bijoti, o kažkaip konkrečiai žinoti, ką jam reikėtų daryti. Bet kur yra fokusas genetikos mokslo ir, sakykime, galbūt pati galėtum taip nubrėžti tą kryptį, ko labiausiai žmonės iš šitos vietos dabar tikėtųsi, ar to, vis tiek mes kalbėsime tikriausiai apie sveikatą, čia bus dažniausia tema, nors man iš karto pirma mintis, kuri kilo, kuomet tu pasakai, aš galiu išsiaiškinti kažkokią tai savo raumenų ten sandarą, raumenų greičio tipą, pagal tai galiu pasirinkti atitinkamą sporto šaką arba kažkokios nesirinkti sporto šakos, kaip ten jau tu pradžioj truputėlį minėjai. Tada pagal tai aš tikrinuosi kitas sistemas, ar man jos bus sinergetiškai irgi palankios tai sporto šakai. Ir tada ten viskas, ten energija nukreipiu. Kaip yra faina, aš galiu, sakykime, kalbant apie sporto šaką. Bet aš kažkodėl tai spėju, kad vis dėlto tai bus sveikatos dalykai ir man pirma mintis yra visokie paveldimumo reikalai. Teisingai, man norisi nukreipti irgi labiau, kad kuo daugiau žmonių padėti, tai tas pats algoritmas veikia bet kurioje kitoje srityje. Ir mes dabar esam tokiam amžiui, tokiam laikotarpiu, net ne amžiui, kur vis kyla tas žodis personalizuota medicina. Taip, funkcinė medicina personalizuota. Jo, tai kas ta personalizuota medicina, tai didžiąją dalimi paremta gali būti genetika. Kad lygiai tas pats algoritmas, kaip minėjau, galima širdies ir kraujagyslių ligų sistemas analizuoti, mes galime eiti pas neurologą ir jis gali analizuoti ir taip pat paveldimas ligas kaip Parkinsonas, Alzheimeris. Ir šitoje vietoje gal čia mano toks individualus, unikalesnis požiūris, kad netgi šitos ligos turi savo potipius. Kad nėra tiesiog Parkinsonas, kad kiekvienas Parkinsono atvejis jis gali būti priskiriamas kažkokiam tipui pagal savo progresavimo greitį, pagal eigą, koks gydymas yra veikiantis, kuris neveikiantis. Tai tiesiog čia tokios ligos, aš kalbu, kad suaugęs žmogus pasidaręs, jis dar turi laiko, kada gali imtis kažkokios arba prevencijos, arba gali reguliariau tikrintis. Ką tai reiškia? Tai jeigu pas neurologą ateina toks žmogus, kuris turi polinkį į Parkinsoną, sakykime. Šiuo atveju, šiai dienai, be genetinio testo neurologas turi laukti tol, kol tie simptomai bus pakankamai aiškus, ryškus ir diferencijuojami. Tai reiškia, kad jau žmogus, tarkim, jo žingsnis bus pakankamai mažas, atsiras, tarkim, drebulys pakankamai ryškus. Tai kas yra blogai su tuo, kad mes laukiam iki to taško, kur viskas bus taip ryšku, kad jau aiškiai diferencijuojama ir galima diagnozuoti. Bet ką tai reiškia, tai yra negrįžtami pokyčiai. Tai mes tiesiog laukiam to taško, kad diagnozuoti, viskas bus
nebebus niekada atgal grįžtama, tik nuo to taško galima kažkokį gydymą skirti. Tai ką gali duoti genetinis tyrimas, kad jeigu žmogus ateina su genetiniu rezultatu pas neurologą, tai yra tarsi papildomas įrankis jam diagnozuoti. Kad jam nereikia laukti tų visų simptomų, kol jie pasireikš, jis gali remtis genetinę informaciją, kad jis turi ryškų genetinį polinkį ir net ir mažesnis simptomas gali būti pakankamas diagnozuotų ligą. Tai čia toks būtų ateities tokia perspektyva, kad nereiktų laukti pakankamai ilgai, kad galėtumėm diagnozuoti ir pradėti gydymą. Kad mes kalbam apie visai kitokią gyvenimo kokybę, kai neuždelsim. O klausyk, aš kažkodėl nebejoju, kad atsakymas bus teikiamas, bet įmanoma kažkaip tai šeimos planavimo, reprodukciją visą mūsų visuomenės pasaulio irgi kažkokiu tai būdu planuoti, remiantis genetiką. Na, tarkim, konkretesnis klausimas būtų taip, jeigu aš noriu berniuko. Šitais klausimais čia daugiau etiniai klausimai yra. Tai, čia, kadangi jauna mokslo šaka, tai dar ne visi klausimai atsakyti. Kiek čia galima rinktis, kiek negalima, kiek čia lygybė, nelygybė. Šiaip šeimos planavime dabar yra naudojama genetika, vyksta genetinis konsultavimas, pavyzdžiui, vyresni asmenys dėl tam tikrų retų ligų. Na, labiau dėl to apskritai, ar šeimą planuoti metas, ne metas, įmanoma, neįmanoma, ne, apskritai dėl vaisingumo klausimų tikriausiai. Dėl paveldimų ligų, tarkim, kai kurios ligos būdingos tik serga tik berniukai, bet mergaitės tik nešiotos, tai tada atitinkamai Bet apskritai, ar genetika šitoje vietoje yra pagalbininkas jau dabar, šiai dienai? Ar mes galime, kaip čia pasakyti, susiplanuoti šeimą? Atrankos tai ne, šiuo metu nevykdoma. Čia, kol kas nėra atsakyti šitą etinį klausimą, tai jokios atrankos kaip ir negalima, kaip ir... Nežinau, čia kaip ir sportininkus turbūt sunku būtų atsirinkinėti pagal genetiką, nežinau, kiek čia būtų etiška, bet pačiam žmogui yra etiška pasirinkti, kas jam geriausiai sektus, arba ko išvengti, ko prevenciškai vengti. Jo, bet jeigu aš sugalvojau, norim kurti šeimą, tiesiog su savo žmona, ir mes nueinam pasidaryti genetinį tyrimą, ar mes galime ten išvelgti... Nebejoju, kad galima išvelgti kažkokias rizikas, sakykime, kad mūsų šeimai susidaryti galbūt nėra daug šansų, arba yra labai geri šansai, arba yra kažkokias rizikos. Šito atveju gal kiti genetikai geriau atsakyti. Supratau. Gerai, šitos temos tada galime mes ir neliesti. Gerai, o tada tavo kaip genetikės, bet ir tuo pačiu kaip paprasto žmogaus požiūris, pozicija. Ar mes sveikesnių gyvenimo būdu, aš nesakau sveiku, aš sakau sveikesnių, judesių, fiziniu aktyvumu, mytyba, ten, sakykime, tam tikrų gyvenimo būdų kažkokiu tai, ar galime pakeisti kažką genetikos lygmenį, kad mes galėtume ilgiau gyventi, sveikiau gyventi ir panašiai. Ar tai yra tik tai tos akimirkos mano gyvenimo būdo, mano gyvenimo kokybės fragmentas. Turiu omeny, aš dabar pasportuoju, aš jaučiuosi dabar gerai, bet tai nieko neturi įtakos tai, kas pas mane užkoduota ten gene kažkur. Geras klausimas. Čia dvi dalis, sakyčiau, yra atsakymų iš šitą klausimą. Viena yra, kai kurie genai reiškiasi tik tai juos naudojant. Tik aš kalbėjau apie kažkokį sporto pranašumą, kad jeigu kalbėjom polinkis turėti daugiau greitų raumeninių skaidulų. Tai nėra taip, kad mes dabar jų turim daugiau. Čia gal vadinamas genetinis atsakas, ne kažkaip dažnai praktikoje. Tai reiškia, kad treniruojantis tam tikro tipo treniruotėm, kad galima turėti daugiau šitų tai sporto šakai naudingų kažkokių raumeninių skaidulų. Tai reiškia, kad daugiau negu kažkokiam kitam kolegai, kuris neturi tos mutacijos. Kad jis gali turėti daugiau greitų raumeninių skaidulų, pavyzdžiui, dėl to, kad treniruojasi. Bet ne dėl to, kad jau gimė su didesnė proporcija. Lygiai taip pat yra ir kitų tokių aktyvuojamų savybių. Bet kita dalis yra genų raiška. Tai apie ją dar nekalbėjom, bet iš tikrųjų mūsų gyvenimo būdas turi įtakos ir genų raiškai. Kaip ir sakiau, genetika yra tas pistoletas užtaisytas, o mūsų gyvenimo būdas yra ar paleidžiam tą kulką ar ne. Tai čia epigenetika gal vadinasi, ar ne? Galima vadinti epigenetika, taip. Tai ką tai reiškia? Šiaip netgi neseniai yra išėję tokių įrodymų, mokslinių tyrimų, kad tas pats nutukimas, tiesiog didesnis kūno masės indeksas,
taip pakeičia genų raišką, kad netgi numetus kūno masės, numetus svorą, genų raiška neatsistato. Kad žmogus tarsi jau turi normalų, sveiką kūno svorą, bet jų genų raiška yra vis dar kaip nutukusio žmogaus. Oho. Tai čia kelia daug klausimų tokių, ar nutukimas tada netaps jau kažkaip perduodama liga. Tai lygiai taip pat ir kai kurios maistinės medžiagos irgi turi įtakos, kaip pasikeis genų raiška į gerą ar į blogą pusę. Tada jau reikės CRISPR tos technologijos, kur jau karpysim viską, kas tenai jau nebepasikeis. Iškerpam velnio, viskas. Blogiausia, kad CRISPR tai genomo žirklis, ne epigenom. Teisingai. Tu gali iškirpti, bet vis tiek po to gali prisidaryti. Ir vis tiek, liaudiškai kalbant. Kaip gyvensim, taip turėsim. Mūsų tinklalapyje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečiate prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsė mūsų pokalbį. Gerai, o tu paminėjai, kad vat, mes lietuviai turime kažkokį tai gerųjų ten tų raumens augimo, kažkokį tai geną ten tą polinkį ir panašiai, tai gerai labai skamba. O ką per savo patirtį esi išvelgusi tokio negatyvaus, kad mes visur pastebi, kad tai pasireiškia arba dominuoja gal netgi? Nėra to, nesu pastebėjęs, kad visur kartotus kažkas. Kad labai įdomu, kad kiekvienas buvo kaip tik individualus tyriamasis, kad visi turi savų problemų ir savų pranašumų. Čia daugiau gal tokie populiacijų tyrimai, tautybių. Tai yra tikrai genetikų, kurie, pavyzdžiui, analizuoja lietuvių tautybės genetinius ypatumus. Tai yra tas, kad polinkis jėga, yra rasta mutacijų, kur kažkuo ypatinga uoslė, bet dar neaišku kuo. Tai čia siejama irgi su medžiotojų rinkėjų ten tais laikais. Tai turim tokių ypatybių tikrai. Taip pat, pavyzdžiui, dėl pieno netoleravimo, tai kad lietuvių tautybė neturi tokios problemos, neturi šitų mutacijų, kad visai neblogai toleruojam laktozę. O kiekvienas žmogus individualiai tai labai individualus būna. Kiekvienas turi, kaip minėjau, savo problemų. Galiu papasakoti, pavyzdžiui, kartais tokios problemos, kurios neišsprendžiamas kasdienybei. Tarkim, jeigu kalbam apie atletus, tai turėjom vieną tokį sportininką, kuris kokius pastaruosius metus tiesiog turėjo aneminius požymius. Tai ką tai reiškia atletui? Kad pastovėsi silpnas, išbalęs, kad visą laiką nuovargis, kad negali treniruotis taip, kaip galėtum. Kad tarsi turi visas galimybės, bet vien dėl nuovargio negali to įgyvendinti. Tai buvo taip, kad keliavo per įvairius gydytojus ir nei vienas nepatvirtino, kad tai yra anemija. Nors simptomai labai panašus, bet tai nėra anemija. Tai visiškai atsitiktinai, kai mes darome genetinį. O anemija yra kas? Anemija yra žemas hemoglobino lygis. Tai ką tai reiškia, kad tarkim, nepernaša deguonies tiek, kiek turėtų. Taip. Į kiekvieną ląstelę ir negali jinai taip efektyviai dirbti. Tai visiškai atsitiktinai genetinio tyrimo metu radom, kad jisai negeba įsisavinti net kelių tipų geležies ir tiesiog ką reikėjo padaryti, gavus tokį atsakymą, pakeisti geležies papildų pobūdį. Tiesiog vartoti kitokio tipo geležį ir viskas tada susitvarkė labai greitai, per kelis mėnesius ir žmogus vėl nebeturi jokių aneminių simptomų, vėl gali normaliai treniruotis. Ir taip, tai nebuvo visiškai anemija, tai buvo labai specifiškai kažkokio, kaip ir bet kurio kito, pavyzdžiui, vitamino negebėjimo pasisavinti padarinys. Tai atrodo toks smulkmena, kad tai nėra mirtina liga, nėra reta liga, bet gyvenimo kokybei turi didelį įtaką. Tavo pagrindinė darbo domėjimosi ir veiklos rytis yra būtent atletai, ne? Sportininkai tikriausiai, ar nebūtinai? Aš sakyčiau, kad nuo to ant to pradėjau statyti visą algoritmą, bet jis yra taip lengvai pritaikomas bet kuriai kitai medicinos šakai, kad dabar jau pereinam prie tos personalizuotos medicinos ir daugiau dirbam irgi su gydytojais, specialistais, tai kardiologais, neurologais, onkogenetikai irgi yra svarbu. Tai
su visais specialistais perinam į kitas medicinos šakas, tai nėra tik apie sportą. Jo, ar aš teisingai suprantu, kad žmogus darydamasis tokį genetinį tyrimą, jisai turėtų ir žinoti, ko jisai nori iš jo. Jisai ne tik tai taip ateina, ar gali dabar žmogus tiesiog paimti ir pasidarysim genetinį tyrimą, pažiūrėsim, kas ten gero. Ar geriau šiuo atveju pasidaryti šiokius tokius namų darbus. Šeima, paveldimumas, tėvai, tas buvo tas, man dabar šiai dienai tą labai aktualu, tai. Galbūt mano veiklos pobūdis kažkoks ir taip toliau. Ta pati sportinė veikla kažkokia ir tada einu. O dabar aš turėsiu klausimų. Anksčiau taip ir būdavo, kad reikėdavo labai specifiškai išsianalizuoti, kas ten šeimoje, kokios problemos kyla, ką labai konkrečiai norim tirtis. Bet dabar, žinai, aš pasakysiu taip, kad geriau pasidaryti tos namų darbus arba nepasidarius namų darbų mes galim duoti tiek daug informacijos, kad reikia būti pasiruošus tada ją priimti ir naudoti. Koks tikslas yra pasidaryti tą testą, jeigu nedarom jokių pokyčių, nenaudojam tos informacijos, tai sakyčiau, galima viską tirtis, bet gal ne vienu metu, kad taip kasniukais, kaip ir įpročiai turbūt formuojami ne visi vienu metu, o po vieną. Tai analizuoti naudingiau yra atskirom sritim, kažkaip pritaikyti savo gyvenimo būdą, kasdienybę, tada eiti prie kitos, vien dėl to panaudojamumo iš žmogaus pusės. Austėja, o iškart dabar pagalvojau apie savo dukrą, kuri yra, tokios meniškos sielos, žmogutis pas mane. Tokiem žmonėm. Gerai, kai mes kalbame apie žmonės, kurie turi konkrečias funkcijas pasireiškinčias, o meniškumo genai kažkokie tai polinkis į tai, ar tai irgi yra pamatoma kažkokiu būdu, kaip turėjai patirties arba įžvalgų šio klausimu? Tai kaip minėjau, kad labiau prasidėjo gal mokslai nuo to, ką fiziškai galima matyti. Tai dar nebuvo tiek daug galimybių susijęti su meniniam visokiam savybėm. Kas iš tokių psichologinių savybių dabar žinoma, tai iš tų atletų tyrimų, nebent, kad yra kovotojo genas, kad labiau toks polinkis į rizikingą elgesį, į tokias pavojingas šakas, toks, grinai, kovotojo arba nerimautojo genas yra. Tai tokie jau atsiranda tyrimai ir statistiškai tokie reikšmingi jau sąsajos reikšmingos. Su meniškumu kol kas sunku dar vertinti. Dar nėra tiek tų tyrimų irgi. Čia turi būti pamatuojama, kaip išmatuoti tą meniškumą irgi turi būti testai kažkokie, kad būtų galima susijęti. Bet manau, kad čia yra tik tai laiko klausimas, jeigu čia taip viskas greitai kyla ir keliauja. O gerai, toks vėlgi, nežinau, ar aš pradžioje tai užsiminiau, man atrodo, genetiškai modifikuoti produktai. Aš žinau, kad tai yra truputį jau kitas sritis, bet ar verta jų bijoti? Ar tai yra blogas dalykas, ar panaikinkim tą etiketę ir reikia suprasti, kad tai galbūt atvirkščiai yra mūsų ateitis užtikrinantis mums sveikatą? Čia turbūt bus daugiau mano tokia asmeninė nuomonė iš pamąstymų, iš genetikos pusės. Dėl to ir sakiau, kad jau kita pusė, jo. Kai mes kalbam apie genetiškai modifikuotą, tai jeigu kalbam apie didesnį vaisių, apie, sultingesnį, apie saldesnį, tai mes kalbam apie jo visiškai tokias fizinės savybės. Čia tas pats, kaip mes kalbėtumėm, kad norim didesnių raumenų arba norim, gliukozę geriau pasisavinti, tai čia lygiai tas pats. Yra to augalo kažkokia savybė. Taip. Tai nieko baisaus. Mums ta mutacija tiesiogiai, mes jos nepaveldėsim valgydami. Manau, kad kaip tik yra kai kurios naudingos tokios, kur jeigu yra atsparus tam tikriam kenkėjam, tai reiškia, kad nereikia purkšti maisto produktų tam tikrais pesticidais, kuriuos paskui vartotumėm viso maisto. Tai čia kaip ir toks ekologiškas ir mums naudingas yra dalykas. Tarkim, jeigu nereikia kažkokių steroidų greitesniam augimui, arba nereikia purkšti pesticidais ar kitokiam priemonėm nuo kažkokių kenkėjų, tai tas maistas neturi ant viršaus kažkokių cheminių sintetinių medžiagų. Tai, arba viduje, arba irgi kartais turi, tiesiog įpurškia, jį suleidžia. Tai kaip tik yra naudinga, kad išvengiam to, ką dabar kai kuriais atvejais turim, kas nėra naudinga žmogaus sveikatai. Jo, aš irgi taip pat manau, aš kažkodėl tai įsivaizduoju, kad
jau jeigu mes ir dabar turime kažkur, bet galbūt yra tam tikri produktai, kurių galbūt reikėtų vengti iš principo ir ten galbūt tas pas dabar pagalvoju genetiškai modifikuotas krakmolas, tai apskritai krakmolas jisai yra, kaip sakyti ten. Taip, čia jau atsirinkti, kas Čia jau atsirinkti jo, čia jau yra niuansai detalės. Gal tenka vis tiek domėtis tau, kas šiuo metu vyksta apskritai pažangos klausime, kaip evoliucionuoja visas šis mokslas, kur link mes einame, kas vyksta pasaulyje, ko mums tikėtis? Aš manau, kad genetikoje labai daug vyksta, kad realiai paskutinės žinios naujienos, ką mes girdim medicinai, yra didžiąją dalim ar genų inžinerija, ar kažkokia molekulinė genetika, kad čia viskas, kaip ir minėjau, technologijos vystosi, jos pinga, tobulėja, tai kiekvieną dieną atsiranda naujų ištyrimų, atradimų, tai čia tik spėkim sekti. Ką dabar man norėtųsi daryti, tai bandau tokią ištransliuoti mokslą į kasdienybę, kad viena yra, ką mes girdim, ką atrado, surado, suprato, klonavo, kad tai mūsų tiesiogiai neliečia. Kad taip, mes sužinojom, turim kažkokių žinių, bet kas iš to mums dabar? Kad realiai dabar pagalvojus, kad vis tiek genetika, ką mes turim, tai naujagimių patikrinimą, onkogenetika, retos lygos, toks siauras ratas. Tai kas dabar turėtų įvykti, manau, tai reikėtų tą atnešti į kasdienybę. Tai kaip minėjau, dabar bent jau pradėti nuo naujos kartos sekoskaitos kiekvienam asmeniui, kad kiekvienas galėtų nusisekvenuoti savo genomą, kad žinotų, kur fokusuotis, kad gydytojai dirbtų su genetikais ir jų pagalba diagnozuotų ligas greičiau, parinktų tą tokį efektyvesnį, taikininę terapiją, kad mūsų gyvenime ateitų. Tai čia aš tokį labai siaurą ratą paėmė, bet net jeigu tai turėtumėm kasdienybei, kad tai žymiai pagerintų mūsų dabartinę būklę. O dirbtinis intelektas, kaip šiuo atveju pasitarnaus, ar tai nėra susiję su tuo, jog iš principo dabar yra labai svarbu surinkti genetinę duomenų bazę, tai yra ištestuoti kaip įmanoma daugiau žmonių? Tai čia nėra problema. Bet čia tokia irgi skamba, man jau taip truputėlį net ir taip kraupokai, visus ištirsim visų bazę, tai iš vis tada jau viską žinau apie kiekvieną žmogų. Bet žinok, yra nemažai ištirta. Tos informacijos mes turim daug. Problema, kad dabar mes turim informacijos gabaliukais ir kai ateina žmogus, tai mes norim apie viską nusekvenuoti ir apie viską jam paaiškinti. Tai čia ne kiekvieno ir genetiko, ir ne kiekvieno mediko jau galimybėm. Tai dėl to ir kuriu tai, ką daro InGenes, kad tam žmogui surinkti visą informaciją apie jį iš to, kas jau yra ištirta pasaulyje. Tai tų tyrimų tikrai netrūksta. Jie vyksta ir pilna tos informacijos, tūkstančiais tyriamųjų grupės ir duomenų yra. Dabar tik tai kaip žmogui aiškiai pateiktas rekomendacijos, apibendrinimą, ką jis turi, kur fokusuotis ir ką daryti. Tai čia yra atskira šaka ir, kaip ir minėjau, kodėl aš sportuoju, kad galėčiau geriau paaiškinti sportininkų jo genetiką. Tai lygiai taip pat, kodėl mes dirbam su specialistais gydytojais, kad jie padėtų suformuluoti atsakymą genetinio raporto. Kad nebūtų tiesiog, jūs turit polinkį sirgti šitą ir šitą ligą. Čia toks būtų gąsdinimas žmogaus labiau, kuo mes užsiemam, tai labiau nustatyti, kokia liga, kaip tai pasireikš, kokia bus eiga, iš ko spręsti, kad čia ta liga ir kam ji imli, kokiam gydymui. Tai toks tu gauni tiesiog įrankių dėžutę į savo rankas ir tiesiog laukia, kada ją panaudoti, o ne tai, kad kažkokia baisi informacija, kad sirgsi. Čia ne taip turėtų būti. Ar aš dar gerai savo mintise dėlioju išvadą, kad visas šis toksai nuskaitimas tavęs, tavo genetikos genomo yra daug labiau parankesnis jauniems žmonėms. Kuo anksčiau tai padarai, tuo geriau. Ar tai galima sakyti? Ta prasme, jaunimo orientuotas į vaikus? Nėra orientuotas visai vien į jaunimą vaikus, bet kuo anksčiau gausi informaciją, tai taip, tuo geriau. Kodėl? Nes kuo anksčiau darysim kažkokį pokytį, tai reiškia, kad mažesnė tikimybė, kad mes jau būsim prie tos būklės. Čia, pavyzdžiui, kalbant apie neurologinės ligas, tai jos gana vėlai pasireiškia. Tai net ir 40 metų pasidarius testą, dar turim 10-15 metų tikrai be rizikos gyvenimo, nes jos vėliau tam pasireiškia apie 60 metų.
Kitos ligos pasireiškia anksčiau, jeigu jos pasireiškia, pavyzdžiui, 35 metų, tai reikėtų jau anksčiau būti pasidarius tą testą. Bet aš manau, niekada nėra per vėlu. Pamodėliokim vieną situaciją. Žiūrėk, mano sūnus yra krepšininkas, ne, jis žaidžia krepšinį. 14 metų jam. Aš ateinu pasidaryti tyrimą ir noriu išsiaiškinti, ar jisai pagal savybės gali būti krepšininkas. Ne? Sakykime, ar jisai turi, ar jisai gera linkme eina, nežinau, neįsivaizduoju ką. Tai dabar klausimas, ar aš turiu konkrečiai vėlgi pasiruošti, norėdamas išsiaiškinti, ką konkrečiai, nes čia tada tėveliai turi būti pakankamai specifiškai pasidomėję ir jau turėti žinių truputėlį iš toj pusėje, negali tiesiog mamytė sugalvoti, ateit sūnus pasakė, oi, ten girdėjau, ten tyrimą padaro, gal pasakys, ar aš būsiu krepšininkas, žinai. Mama sakys, nu gerai, nueinam, padarykim ten tau tyrimuką ir tada ką? Ar tada jau austėja turi bendradarbiauti su kažkokiu, nežinau, ten specialistu, kuris gali papasakoti ir įvertinti pagal tavo, va čia yra toks raumenis, nežinau, fizinio rengimo trenerių ar ten krepšinio specialistų. Kokia tada čia ta komanda turi būti, kad galėtume išryškinti, ar mano sparas, jeigu aš tėtis, kuris ten nelabai suprantu, gali tapti krepšininku, jeigu jisai va šiai dienai sportuoja, jam, sakykim taip, pavyzdys, jisai yra vėlyvesnio brendimo, man atrodo, ir aš labai tikiuosi, kad jis dar užaugs, žinai, nes aš atrodo, irgi virš 1,90 m esu, o jisai savo komandoje yra mažiausias, žinai, vos ne. Ir aš toks žiūriu, blemba galvoju, ir jau 14 metų, ir kiti irgi auga, ir jam motivacija galbūt krenta, žinai, ar bus ar nebus, ar šioje vietoje gali padėti, aš jau taip pabandžiu tas detalės tokias papasakoti, ar mes ten galim pamatyti kažką, kas galėtų mus nuraminti ir sakyti, neblogai, tinkama, dar palauk, čia dar ūgio šuolis kažkoksai bus ar dar kažkas. Labai pažįstama situacija. Rimtai? Taip papasakok. Tai šiaip nereikia taip labai komplikuotai žiūrėti tą visą situaciją, jums nereikia ten namų darbų ruoštis, žiūrėti, kokių jam ten reikia savybių ir panašiai. Čia, kai sakau, pasirinkti sritį, tai jums užtektų pasakyti, kad sportas, atletas, mityba, recovery, čia jau mes viską pasirūpinsim. Užtenka paminėti sportas. Ir tų žinių jums tikrai nereikia ieškoti žmonių, čia trenerių kažkokių komandas, viskas paprasčiau. Įprastai padarom tą tyrimą ir variantas A, jeigu šiuo atveju visiškai krepšinis yra jau čia didžiausia meilė ir aktualu krepšinis, tai nepamirškim, kad krepšinis yra tokia sporto šaka, kur komandai yra labai daug įvairių pozicijų. Ir skirtingose pozicijose dažnai reikia skirtingų savybių. Tai nėra taip, kad visi komandai atletai yra visiškai vienodi. Ne, jie pasižymė skirtingom savybėm. Tai mes irgi turim tokius raportus, kurie adaptuoti būna ir specializuotai sporto šakai. Tai tarkim yra įvardintos 5 svarbiausios fiziologinės savybės krepšininkui. Ir kiekvienoje toj kategorijai būtų aprašytas sūnus. Tai, pavyzdžiui, kokia yra jo reakcija ir psichologinės savybės. Grinai, kokios būtų fiziologinės savybės. Tai čia raumenų skaidulas, pavyzdžiui, ar jis greitas, ar jis ištvermingesnis. Mityba, kaip jam atsistatyti, pavyzdžiui. Tai visos tos detalės būtų jau individualiai jam parengtos ir pagal tai galima netgi koreguoti, pavyzdžiui, jo poziciją komandai arba koreguoti treniruotės, kad vieniems būna atsistatymas geresnis nieko nedarant, ilsintis ir valgant, kitiems atsistatymas geresnis su lengvom ištvermės treniruotėm. Tai visa tokia informacija yra pateikta ir jinai pateikta individualiai jau su tom ypatybėm jau. Čia yra specifiškai tokios savybės ir ką su tuo daryti. Tai jums tikrai nereikia jokio vertėjo ir papildomo ten trenerio. Aišku, būna, kad treneriam reikia tos informacijos, tai jinai būna šiek tiek ir detalesnė, tai jie pagal tai gali keisti irgi mezociklus ir panašiai, kaip treniruotės dėlioja ir panašiai, kaip varžybose irgi. Nežinai, Austėja, aš dabar klausau, tai aš galvoju, kad čia yra praktiškai must dalykas ten olimpinių pasirengimų ciklo rutinoje elitiniam sportininkam, tai jeigu mes jau turime, tai čia yra, čia kiekvieno trenerio, kiekvieno olimpiečio, kiekvieno sportininko profesionalo, kuris iš to gyvena, kuris atiduoda tam didžiąją dalį, ne didžiąją, bet trečdalį savo gyvenimo kaip minimum, svajonė, kad jisai galėtų pasirūpinti savim žinodamas šiokią tokią, bent jau tokią, čia ne šiokią tokią, čia jau labai rimta informacija apie jo atsistatymą, apie jo įsisavinamumą, galų gale ten jo mitybos kažkokius tai polinkius, apie jo raumeninių skaidulų tipą, kurį mes tyrėme ten testais, šauliukais, bėgam ir ten, tikriausiai taip, o gal čia šitą. Labai subjektyvus visi testai ir
Vienas dalykas 100 testų, visi subjektyvus ir paskui galiausiai nėra kažkokių bendrų išvadų, ką tai reiškia. Čia dabartinė būklė, ko tikėtis toliau. Vat ypač, kai kalbam dar nesulaukus lytinės brandos, kad mes negalim laukti tiek ilgai, iki kol jau yra profesionalus amžius jau beveik, kai ateina lytinė branda. Tai kuo anksčiau žinosim, tuo yra geriau. Aišku, tie vyresni atletai gal kažkuria dalį jau per 10 metų patys atranda iš savo praktikos, bet tikrai nemažai būna, irgi kiek testavę. Ir vyresni pasidaro, ir jau profesionalų sportininkai, olimpiečiai. Ir vis tiek atranda naujų savybių, ir kurias galima įdiegti į jų kasdienybę, ir jie toliau dar gali tęsti tą savo karjerą ir jos nebaigti. Tai vaikam tai ypatingai daug metų sutaupo. Jo, tikrai. O klausyk, aš dabar kažkaip vėl mintimis į pačią pradžią grįžau, prisiminiau, ar tiesa, kad tu gauni 50% genų iš mamos ir 50% genų iš tėčio? Galima taip grubiai sakyti. Šitaip, nepasiskirsto viskas gražiai. Paskui tai galiausiai vairuoja, kiekvienam skirtingai. Jo. Gerai, o aš žinau, kad tau tikriausiai labai bus sunku atsakyti Austėja iš tą klausimą, bet kokia yra, galbūt, nežinau, negatyvi šio mokslo pusė įmanoma? Ar tu įsivaizduoji, kad, vėlgi, žinai, mes visi esam dabar gąsdinami to pačio, čia mus gąsdina labai žymų žmonės ir šios srities specialistai apie tą patį dirbtinį intelektą. Mus ten, žinai, sako, kad, čia galim prisidirbti taip, kad ten šita sistema mus po to, žinai, nugalabis. Ar genetika ir genetikos mokslas gali padaryti kažką tai tokio, ką mes matom filmuose, kur vyksta labai, labai blogi dalykai kažkokiose slaptose laboratorijose su genų inžinerija ir panašiai. Kaip tu manai? Įsivaizduok, išeina iš kontrolės kažkas. Ar galima taip evoliucionuoti, kad po to kažkas tampa nekontroliuojama? Iš tyrimų pusės tai aš nežinau, kokių ten jau gali įvykti pakeitimų. Čia jau reikia klausti, kurie daugiau laboratorijose eksperimentuoja. Aš galvoju, iš medicininės genetikos pusės, kas tokio neigiama. Tai nebent, viena iš didžiausių tokių problemų, kad dabar, kai atsiranda tokios galimybės daryti genomą sekoskaitą, tai kai kurie vis dar naudoja, pavyzdžiui, senas technologijas, labai siauras genomo vietas analizuoja ir gali daryti išvadas iš nepilnos informacijos. Tai kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie mediciną, tai klaidingai teigiami arba klaidingai neigiami atsakymai yra turbūt blogiausias dalykas, ką galim gauti. Kad, pavyzdžiui, kad nesergam kažkokią ligą, bet tvirtina, kad sergam, arba priešingo atveju sergam ligą, bet mums tvirtina, kad mes neturim rizikos. Tai, koks čia neigiamas dalykas, tai reikia žiūrėti, kas yra paslaugos atlikėjas, kiek jie iš tikrųjų genomo analizuoja, ar jie analizuoja tik kelis žymenukus, ar jie analizuoja 1-2 genus, ar jie atlieka iš tikrųjų visą genomo analizę. Ir jeigu atlieka visą genomo analizę, ar jie iš tikrųjų moka apdoroti tokį kiekį duomenų, ar nenufiltruoja per daug, tai čia jau tokios kaip ir techninės detalės, bet galiausiai labai svarbu, kad negautum tų klaidingų atsakymų. Nes, nepamirškim, genetinis testas, jį galima atlikti vieną kartą gyvenime. Jeigu jis kokybiškai atliktas, nusisekvenuojam visą genomą ir jau jį galim tą patį analizuoti iki pat pabaigos, kad jis nesikeičia. Tai jeigu tai padaroma pirmą kartą prastai, nekokybiškai arba tik gabaliukais, tai reiškia, kad visa toliau informacija yra klaidinga. Arba visa informacija toliau, jeigu jinai nufiltruota, tai jinai klaidinga. Tai čia sakyčiau, kad reikia naudotis tokiam, kurie geba apdoro duomenis, kurie geba operuoti tokiais duomenų kiekiais, kurie tikrai gali užtikrinti tą laboratorinę kokybę. Nors mes jas ir nematom, kaip sakiau, atrodo, tik paima pagaliukų mėginį ir duoda raportą. Bet labai svarbu, kas vyksta tarp to, ką daro laboratorijai, kaip analizuoja. Tai čia tokia neigiama pusė, kad per daug nepasikliauti tais, kurie tik tai gabaliukais analizuoja. O apie ką tu svajoji? Jeigu tu turėtum visus įrankius, visas galias šiame moksle ir tu galėtum padaryti tai, kas tai būtų, nežinau, aš nekalbu apie tai, kad tu norėtum, kad visi žmonės tai pasidarytų ir įneštum į žmonijos ten kažkokią tai gerovę, bet kažkokią technologinę, kažkokią naujovę ar nežinau,
iš tavo asmeninės pusės. Tikrai galbūt tu galvoji, vat, jeigu vat, būtų šitas, tai būtų tada, wow, vat, turi kažkokią tokią svajonę ar kažką. Na, pasakysiu taip, man labai sunku svajot, nes tada aš taip įsigilinu, kad tai tampa tiesiog tikslu mano. Nu, tai va. Tai gaunasi, kad tai, ką aš dabar darau, ta svajonė tokia, kad gydytojai tai taptų diagnostikos įrankiu. Tai aš ties tuo ir dirbu, mes dabar ties tuo ir dirbam, kad tai taptų tiesiog ateinam pas bet kurį gydytoją su savo genetiniu testu ir viskas. Mes žinom, kuris gydymas bus efektyvus, kada mum ateit kitą kartą pasitikrinti, ar nebereikia įtikrintis. Tai čia toks, tiesiog nukrenta našta nuo pečių, ypač kalbant apie žmogų, kuris, mes rūpinamės sveikata, bet neturim jokio medicininio išsilavinimo, tarkim. Ir viską spėti sužiūrėti, žinot, kokios ligos egzistuoja, kada ten pasireiškia, yra tiesiog neįmanoma. Tai mano tikslas, kad mes sveiki būtumėm be kažkokių didžiulės naštos, kur kažko nepraleisti, kažką sužiūrėti, pasirinkti tinkamą gydymą. Čia yra tiesiog toks perteklius. Tai vat mano svajonė, brūkšnelis tikslas yra, kad ne tik atletai jau darytų, bet ir kiekvienas gydytojas naudotų kaip bet kokį pagalbinį įrankį, kaip kraujo tyrimai nusiunčia ir sako, grįžkite, tada išanalizuosim, kaip nusiunčia daryti magnetinį rezonansą arba rentgeną. Tai lygiai taip pat ir būtų genetinis tyrimas. O apskritai, kiek genetinis tyrimas kainuoja šiai dienai nuo iki, kokios yra kainos? Tai kainos labai priklauso, kaip ir sakiau, kas kiek analizuoja, kokio dydžio, kokią dalį genomo, kokiu tikslu. Šiaip jeigu taip visą genomą kokybiškai analizuoti, tai keli šimtai eurų. Tai čia nėra brangu. Turint galvoje, kad tai yra vieną kartą ir plus toliau jau su genetiko konsultacijom, ne tik genetiko, bet ir kitų jau specialistų gydytojų konsultacijom keliaujam per gyvenimą specifiniais klausimais. Žiūrėk, Austėja, tavo visos svajonės ir tokie vos nepalinkėjimai žmonėms skamba labai realūs ir tai aš manau, kad čia yra visiškai ne kažkoksai utopinis dalykas. Jeigu visa tai dar bus integruota į mūsų medicinos sistemą, jeigu tai bus finansuojama valstybės, jeigu tai vėlgi sukurs tam tikrą konkurencinę terpę, kuri gimdys tam pigesnės paslaugas šiokios tokias, tai tikrai jau ir dabar tai yra prieinama visiems žmonėms, bet tai taps prieinama tikrai dideliai masiai ir galbūt mes sumažinsime tas pačias eilės poliklinikose pas gydytojas ir bus viskas daug konkrečiau, kaip tu ir sakai, tai čia iš esmės keistų visą gydymo sistemą, medicinos sistemą ir ta medicina pagaliau ir taptų ta funkcionali medicina, kaip mes ir dabar yra iš tikrųjų populiaru, pakankamai daug medikų mokosi papildomai tos funkcinės medicinos, kad jau taptų ne tik tai 6 minučių priėmėjai ir lapelių išdavėjai tam tikrų receptų, bet ir duotų kažkokios. Tai... Aš labai tikiuosi, kad prioritetas taps ne tik gydytojam, bet ir politikoje, kaip ir finansavimo klausimai. Kad prioritetas bus daugiau ne sick care, tų sergančių priežiūra, o health care, kur sveikata. Labai teisingai. Tai ties tuo mes ir šiandien pabaigsime. Kaip sakoma, seniau gydytojams mokėjo pinigus už tai, kad jie palaikytų žmonės sveikus, o ne kad gydytų. Austėja, ačiū tau labai, kad pravėrė akis genetikos pasaulyje. Man buvo labai įdomu, daug kas nežinoma, bet man labai patiko, kad mes šitą žinutę išnešėm žmonėms, kad jie suprastų, kad yra tas kitas pasaulis, kad tai nėra vien tik tai, ką tu perki parduotuvės lentynoje, kiek tu kartų nueini į sporto salę per savaitę, kad tai yra truputėlį giliau, kad yra tam tikri dalykai, kurie užkoduoti, kur mes turim polinkį, kad tai galima ištirti, galima pažiūrėti, galima su tam tikrų specialistų pagalba jau tai išvinioti iš to popierėlio ir kažką su to daryti daug detaliau, daug kryptingiau. Ačiū tau labai. Visi, kurie mus stebėjote iki šios akimirkos, jūs mus tikrai labai pradžiugintumėt, ypatingai mane, jeigu parašytumėt kažkokį komentarą, sakykime, ar jūs domėjotės kažką tai apie savo genomą, ar esate kažkas pasidarę tyrimą, galbūt labiausiai įdomiausia būtų, kas iš jūsų arba iš jūsų artimųjų ar pažįstamų darėsi tyrimą genetinį ir turite kažkokios tokios įdomios informacijos, kažką pakoregavote, kažkas jums pakeitė gyvenimą arba kryptį gyvenimo ir panašiai. Tai pasidalinkite būtinai komentare, būtinai prenumeruokite mus, tai yra labai svarbu irgi mūsų kanalui, kaip visuomet spauskite laiką arba jeigu nepatiko, ne laiką galite paspausti, skambutis visą laiką padės jums gauti pačius naujausius mūsų įrašus. Su Austėja aš atsisveikinu, su jumis irgi atsisveikinu, mėly draugai, likit sveiki ir pasimatysim iki kitų kartų. Ate.